Ir dabar keliaukim prie antrojo lygio, santykių lygis, tai yra bendramžiai ir šeima. Bendramžiai. Kai vaikai papuola į grupę, prasideda tam tikri dėsningumai, kurie vyksta grupėje. Toks socialinis užkratas, kas pavadinta, tai elgesys yra tam tikra prasme užkrečiamas. Kartojimas, būtent ką aš sakiau, kad jeigu kažkas tą pradeda, o kad tas, kuris pradeda, jam, sulaukia dėmesio, dažnai netgi vaikai smaginasi tyčiodamas iš kitų, jiems smagu yra. Matot, ir nieks dar nieko nesako, tai ir kitiems tada norisi. Matot, tai yra kaip infekcija. Kitas dalykas, kuris vyksta grupėje, kas pavadinta agresyvių polinkių slopinimas ar kontrolės susilpnėjimas, tai yra jeigu darai keliese, tai tada lengviau kažką tokio padaryti. Dėl to kartais kokie nors mitingai kartais gali pavirsti riaušėmis. Čia yra, kaip sakyti, kai žmonės grupėje veikia, tai jie kartais pasiduoda grupės įtakai ir jau jie atskirai taip gal net nedarytų. Bet kai grupėje ir grupė užsiveda, tada jau lengviau jie ir daro tos dalykus. Ir kitas dalykas, kas pavadinta atsakomybės difuzija, tai yra niekas nebeatsakingas tampa. Suprantat? Iškia, o kas čia padarė? Nežinau, čia visi taip darė. Nežinau, aš čia. Tai gali pasislėpti, nebelieka tokios asmeninės atsakomybės. Tai čia grupiai tiem dalykam vykstant ir jie padeda patyčioms, klasėje vykti. Kitas dalykas, kad visi vaikai patyčių situacijose užima tam tikrą vaidmenį. Jeigu mes turim vaiką, iš kurio tyčiojasi, visą laiką bus vaikas, vienas ar keli, kurie inicijuos tas patyčias. Dažniausiai tai yra vienas, maksimum 2 vaikai. Labai retais gal 3 vaikai. Bet dažniausiai tai yra vienas iniciatorius. Ir jeigu kartais sako vaikai, visa klasė prieš mane, visa klasė, tai ne visiškai yra tikslu. Dėl to, kad paprastai bus visą laiką tas, kuris užvedinėja, visą laiką bus čia tie šalininkai, kurie pritarė, kurie pasijungia, kurie patys nepradeda, bet su malonumu atbėga ir spiria į užpakalį iš paskos. Paantrina, prideda. Komanda tokia palaikymo. Yra vaikai, pavyzdžiui, čia, kurie taip neprisijungia taip aktyviai, bet stovi šalia ir gerai sako, duok. Ne? Bet aš nedaviau, aš nieko nedariau. Suprant, bet čia yra palaikymas. Toks, kaip sakyti, ir kuo tokių palaikančių yra daugiau, tuo tiems yra geriau, nes turi auditoriją. Yra vaikai, kurie užima tokią poziciją neutralaus stebėtojo, kurie tartum nedalyvauja. Nieko nemačiau, nieko negirdėjau, nieko nežinau, bet dažniausiai tai jie mato, dažniausiai jie žino, bet iš tiesų jie stengiasi išlaviruoti ir nesikišti į situaciją. Tai išvengti, nenori būti įtraukti, jie nenori prisidėti prie tų skriaudėjų, bet nenori ir ginti pulti, nes, žinot, nėra taip jau lengva užstoti, žiūrėk, prieš tave atsisuks. Tai geriau laikytis neutraliai. Vėlgi, pagalvokim, kuo daugiau tokių vaikų bus, kurie nesikiš, kurie sakys, man nesvarbu, kas ten vyksta, tuo yra geriau skriaudėjams. Tai yra, tuo palankesnė terpė tom visom patyčiom klestėti. Ir, žiūrėkit, čia yra vaikai, kurie, vaidmuo pavadintas galimas gynėjas,
tai jie nepritarė patyčiom, bet ir nedrįsta aktyviai užstoti. Ir yra vaikai, kurie aktyviai gali sustabdyti. Bet paprastai patyčios ir klesti dėl to, kad šitoj pusėje, žiūrėkit, yra žymiai daugiau vaikų, kurie inicijuoja, kurie palaiko, ir žymiai mažiau yra toj pusėje, kurie nepritarė ir stabdo. Tai visas klausimas yra, kaip pasiekti, kad palaikymas skriaudėjų sumažėtų. Ir iš tiesų, tai, ką ir įvairiom tom, reiškia, prevenciniam programom siekiama, tai siekiama čia susilpninti šitą pusę ir sustiprinti šitą pusę. Nes jūs pažiūrėkit, pavyzdžiui, tas skriaudėjas, kuris toks drąsiai pradeda, reiškia, ten ką nors pasako, reiškia, užvažiuoja per galvą, reiškia, dar kažką padaro, kiti prideda. Dabar jūs pažiūrėkit, šitie, kurie prideda, jau jie pradeda suprasti, kad čia ne visai geri dalykai vyksta ir jeigu mes čia toliau dalyvausim, gali būti problemų. Žiūrėkit, jie pasitraukia, kur nors čia. Sako, žinai, mes nedarysim to, tu pats daryk. Tai dabar tas skriaudėjas, jau žiūrėkit, lieka truputį vienišas. Jau netaip paprasta vienam tą dalyką daryti. Kai komandai suhebrytė, tai tada lengviau, bet kai vienas, tai netaip viskas paprasta. O žiūrėkit, jeigu šitoj pusėje atsiranda daugiau vaikų, kurie sako ne, prašau sustoti ir taip nedaryti. Ir kuo daugiau vaikų išdrįsta tokią poziciją užimti, tuo sunkiau skriaudėjams yra pulti. Taigi, tai dabar aptarėm bendramžius ir dabar aptarkim šeimos įtaką. Ir čia, kas įvardinta, yra šeimos tokie rizikos veiksniai. Vėlgi, negalima niekada pasakyti, kad, tokioj šeimoj būtinai vaikas taps skriaudėjų ir pradės skriausti kitus. Tikrai to neįmanoma pasakyti. Dėl to kalbam apie tokią riziką didesnę, kad, jeigu šeimose, pavyzdžiui, būdingas didelis konfliktiškumas ir agresyvus elgesys tarp šeimos narių. Tarpusavyje, santykius aiškinasi, agresyviai, kartais užduoda, kartais dar ką nors daro, ar ne? Ir vaikai visą tą dalyką registruoja, stebi, mato. Tai jau čia yra, kaip sakyti, matot, vienas iš tų veiksnių, kuris prideda, ar ne, demonstruoja agresyvų elgesį savo kasdieniam gyvenime. Tai vėlgi, daug labai agresijos yra žodinės. Čia nereikia mušti, nors ir tie dalykai vyksta, kaip mes žinom. Pakanka žodžiais agresiją reikšti ir tai jau yra modelis vaikams. Patyčių dauguma vyksta žodžiais. Čia yra dažniausios formos. Nėra aiškių taisyklių apie priimtiną ir nepriimtiną elgesį šeimoje. Vėlgi, jeigu tėvai patys ten vienas kitą auklėja visokiais būdais, kaip ir vaikams ne visai jau gali to sakyti, kad negalima, ar ne? Toks ne visai aišku, kas čia gerai, kas čia ne visai ir taip toliau. Emocinės paramos ir priežiūros trūkumas. Tai, ką tie, kurie tyrinėja, kažkaip įvertina, kad panašu, kad tiems vaikams gali trūkti tokios paramos iš tėvų ar šilumos santykiuose. Tai ir didesnė rizika, kad vaikai tada to neturėdami norės reiškia tą agresiją naudoti prieš kitus.